jos. Neapgrėžė mano nepagyrė. Mano krūtinės nepagyrė. Rūta, pagirk mano krūtinę. Ašaros tik rieda. Nu tai kas čia atsitiko? Nu, nepaėmė. Aš gavau gėlių ir aš patekau į kitą etapą. Oh my god, aš negaliu perpasakoti, nes tai yra žiauriai faina. Rimtai, aš negaliu, tai faina. Tai galiu pasakyti tik tiek, kad tiesiog gera būti kartu su juo scenoje, kaip su tikrai puikiu žmogumi. Ačiū. Praėjau. Dublis Andrius. Praėjau. Nepavyko. Neišėjo. Taip jau nutiko kaip nutiko. Labai gerai jaučiuosi, žinokit, viskas labai super. Man reikia natos, kuris daužytų stiklą, taurę veidrodį ir mano širdį. Sol. Įspūdžiai, visa kita, kas vyksta. Super. Aš nekenčiu, kai atsakinė tokius trumpus atsakymus. Viskas yra labai gerai. Žiūri, fainai viskas. Aš ją uždominuosiu ant scenos. Uždominuosiu. Pasirinko Dominiką, bet Donatas pasirinko mane. Net apsiverkiau. Apsiverkė rimtai, apsiverkė prieš kamerą. Kokia gėda. Labai ilgai jie kalbėjo ir buvo tai baisu ir domas ir aš taip, tu, jas. Miau. Ko labiausiai bijau? Šiandien vakare duetų pamadme. Didžiausia tai baimė visada būna man, kad balsas nesudrebėtų. Labiausiai tai aš tai bijau, tai nebijau, aš ten. Iš pradžių, kai išgirdau, kad dainuosiu su vyru, galvoju, oh my god. Bet šiaip, kai susipažinau, galvoju, gal ir nieko. Gal ir nieko? Gal ir nieko. Aš tai pagalvojau, kad jau blogiau turbūt būti negali. Man labai gaila Simo, Ašarėlės bėga. nes tikrai publika jį palaikė ir aš eidama į šitą projektą, aš sakiau, kad aš einu žmonėms dainuoti ir aš žmonėms nepatikau. Simai, papasako, kodėl pravirkdai savo konkurentę. Labai gerai dainavau. Nu, nesmagu, kai žiūrovai taip kažkaip, Simas, nu, netaktiška sakyti manęs. Iš tikrųjų, pagrindinė užduotis, kurią aš turiu dabar, tai įrodyti sekančiame etape, kad vis dėlto nebereikalo mane pasirinko. Labadiena, šiandien man labai patiko repeticija. Buvo puikiai repeticija. Ant tave labai žiūri įdėviai. Aja, Prisišnekės. mano žvilgsnis labiau žudo, tai žvilgsnių nenugalėsiu. Nu kas, čia yra konkursasgi. Kažkas turi išlikti, kažkas išeina. Nu, tai... Iš tikrųjų, mokytojai pasakė, kad mes su Liveta per daug rėkėm. Nežinau, bet man tai atrodo, kad čia galbūt mes tiesiog bandėm, šitą dainą reikalauja garsių natų ir mes gal bandėm labiau paimti garsias natas, gal taip pavadinsiu, negu rėkimą. Tai yra jų nuomonė, jų asmeninė. Šitoj diplomatiškai ir užbaigsim.